Sveiki, esu Vytautas Ašeris, dėstau profesionalumo ir etiką Matematikos ir informatikos fakultete Vilniaus universitete. Šiandien kalbėsime su Vaidu Jusevičiumi apie tai, ką reiškia studijuoti programų sistemas. Universitetas moko mąstyti ir kai kurie dalykai yra tokie, kurių kol nepanaudoji, jie atrodo beprasmiai, o kur iš tos smegenų kertelės kažkas išlenda, kada nustembi pats. Sveiki, šiandien kalbame su Vaidu. Labas, Vaidai. Labas, Vytautai. Ir kartu su Vaidu esame ir dirbę kartu, ir netgi keliose darbuose, ir Danske Banke, ir Vilniaus universitete, ir pabaigiam tą pačią studijų programą, programų sistemas. Taip. Tai apie šitą ir pakalbėsim. Gal pradėkim nuo to, kasgi tave paskatino pasirinkti programų sistemas, kai dar buvai moksleivis. Mano susidomėjimas informaciniam technologijom prasidėjo turbūt, kai man buvo apie 14 metų. Ir tai neįvyko mokykloje, tai labiau įvyko užklasiniai veikloj. Prasidėjo, nuo kompiuterinių žaidimų, bet paskui atsirado noras suprasti, kaip veikia programos, taip pat ir žaidimai. Ir galų gale aš pradėjau mokytis jaunųjų programuotojų mokykloje. Nežinau, ar jinai šiuo metu egzistuoja, manau, kad turėtų vis dar egzistuoti kažkur tais matematikos ir informatikos buvusio fakulteto ribose. Ir ten išmokau šiokių tokių programavimo pagrindų. Ir tuomet gal net ir nebuvo taip populiaru stoti į informacinės technologijas, turbūt teisė buvo vis dar populiariausia specialybė, bet man atrodė įdomu, man patiko matematika, aš truputį mokėjau programuoti, tuo metu man atrodė, kad mokėjau neblogai programuoti. Ir aš nusprendžiau stoti, kadangi esu iš Vilniaus, tai Vilniuje, į Vilniaus universitetą, ir pasirinkau matematikos ir informatikos fakultete programų sistemų specialybę. Kažkokio svarstymo buvo informatika, programų sistemos, kas ten žaidė? Ja, tai tuo metu laikai galbūt buvo truputį kitokie, jeigu aš gerai atsimenu skaičius, tai informatika stodavo apie 300 žmonių. Daug ten būdavo, taip. Programų sistemose buvo 120, 130 ar ten 150. Ir programų sistemos buvo naujesnė specialybė. Aš neatsimenu, kuriais metais jinai pradėta, bet manau, kad ten buvo 5 metai gal, kai jinai buvo įkurta. Ir man tuo metu atrodė, kad informatika tai toks kaip ir programavimas, o programų sistemos tai kažkas daugiau. Ir net nežinodamas per daug detaliai, tai pasirinkau pirmų numerių įrašyti programų sistemas, o antrų numerių įrašyti informatikai. Paminėjai tokį dalyką, programų sistemos, kažkas daugiau. Nenorint sumenkinti informatikos, nes ten turbūt galim sakyti gal kažkas giliau, nes kiekviena studijų specialybė ten turi tą savo. Tai kasgi ten tie buvo dalykai, kuriuos nujautai, bet nežinojai? Aš nujaučiau turbūt, kaip ir sakai, Vytautai, kad nebūtinai mažiau, tiesiog plačiau. Ir kad programų sistemos yra kažkokie projektavimo elementai ir kad kažkoks egzistuoja pasaulio dalykas kaip programų sistemų architektūra. Nieko nebuvau bandęs, buvau kažkokioj knygoj apie programavimą C++, man atrodo kažką skaitęs apie tos vadinamus programavimo šablonus arba angliškai design patternus. Ir man atrodė, kad ten bus daugiau to dalyko. Tai visiškai nuojauta, nieko empirinio tame nebuvo. Tai paminėjai bent keletą tokių frazių, jeigu mes įsivaizduojam, kad mūsų klauso kokie 10-11, projektavimas, programų sistemų architektūra, tai gal taip palengva pradėkim, su kuo ten kokioj 10 klasiai programuoja Vaidas, kokia programavimo kalba? C++, nežinau kodėl plus, tiksliau žinau dėl to, kad knygą turėjau lietuvišką C++, o C nebuvo bent jau mano diapazone, tai objektinė programavimo kalba, tai jau neblogai. Ir tuo metu buvo tokia programavimo kalba Delphi. Ne taip kaip portalas, o su PH Delphi rašydavosi berods. Tai buvo Borlando kalba, tų pačių, kurie sukūrė Turbo Pascalį, ir tai iš esmės ir buvo ten pagerinta Turbo Pascalio versija, jeigu aš gerai atsimenu. Tai su ja aš jau programuodavau kažką, kas turėjo grafinę vartotojo sąsają,
o su C tai jausdavosi, C++ jausdavosi jau toks, kai rašau jau gerą algoritmą ar kažką to. Ir Pascalis, berods, jeigu gerai pamenu, tai to jaunųjų programuotojų mokykloje buvo Pascalis. Pascalis. Aš ten, tą mokyklą neatsimenu, kiek aš ten ir kaip lankiau, bet buvau ten. Dabar kažkiek kalbėjom apie programavimo kalbas. Faina prisiminti ant tas eilučių skaičius, poną remontą, visi tie dalykai tokia nostalgija kvepia. Bet tai yra turbūt tik tai, bandau taip mintyse sudėlioti programų sistemų studijų programą. Turbūt tas toks, programavimas, kur, kaip dabar, kas čia yra programavimas, kas nėra, bet, sakykime, tie dalykai, kuriem namų darbam reikia parašyti kodo. Tai turbūt tų dalykų, aš taip sakyčiau, 1/4 maksimum. Turbūt, kad ir mažiau, nes jeigu taip pagalvotum, tai išmoksti programuoti, manau, kad kursas iš savęs visą programą sudėliota gana logiškai, tu išmoksti programuoti objektiniu būdu, tenais kažkiek Javos pabandydamas, C# pabandydamas kitos kalbos, tai turi kažkokiu praktiniu, jau kurti programų sistemą didesnę su viena ar kita kalba pasirinkimu, pabandai to darbo su interneto technologijom kažkiek tais. Tai manau, kad gal ne trečdalis, gal ne už mažiau negu 1/4, gal 5/5 gali gautis tokio realaus valandų skaičiaus. Pamėginkim gal papasakot, kas toj kitoj daly. Daug matematikos, nelieskim. Manau, nemažai matematikos, bet aš nebūčiau linkęs žmonių gąsdinti matematiką tai vietoj. Manau, kad taip yra tos matematikos, kuri yra kitokia negu mokykloje. Ta matematinė analizė, kuri atrodo toks matematikos kitoks taikymas, negu mes mokėjom spręsdami lygtis ar ten geometriją ar kažką. Turim matematinę logiką, kuri iš principo yra pagrindas bet kokio programavimo. Ir turim tokių kai kurių net įdomesnių matematinių dalykų, kurie ten gali būti kaip ir pasirinkamieji kursai. Tai manau, kad aš negąsdinčiau matematiką, jos yra tiek turbūt, kiek reikia lavinti loginę mąstymą, kuris reikalingas toje srityje. Tai jo, išsigąsdinti tikrai nesinori, bet jos yra. Jos yra. Nepabėgsi. Ten turbūt nėra, pirmi 6 semestrai turbūt nėra semestro, kad nebūtų vienokios ar kitokios matematikos. Taip. Turbūt tai, bet nuo to nepabėgsi, bet tai matematika neturėtų būti tavo priešas, bet aš nemanau, kad matematika turi būti tavo kažkokia baimė irgi. Tai čia... Tai va, matematika kažkiek, bet kas ten, yra aišku, tarp disciplininė, visokios etikos, filosofijos, ekonomikos turbūt. Visi šitie dalykai. Tai šitos gauna turbūt daugelis studentų visame Vilniaus universitete. Tai, mano manimu, bet kuriam normaliam universitete turėtų jos gauti, ar ne? O tada kas ten lieka? Pamėginkim pažiūrėti, kas ten lieka. Tai turbūt dabar taip verčiant, jau senokai tai bebuvo, nors ir pačiam teko dirbti, paskui dėstyti. Yra dalykai tokie kaip programų sistemų inžinerija, kaip mes ją ten pavadinsim, čia kitas klausimas. Bet tai, kur mes mokame suprasti reikalavimus, kur mes mokame tos reikalavimus struktūrizuoti, dėlioti. Yra tokie dalykai kaip suvokimas to mūsų programavimo brandos viso modelio, ar ne? Bent jau minimalistiškai suprasti programų sistemų kūrimo procesą ir suprasti, ką reiškia tą daryti brandžiai. Tai reiškia, ką reiškia valdyti procesą vietoj to, kad turėti chaotišką procesą. Tai čia tokie, aišku, netiesiogiai su programavimu, bet vis tiek susiję dalykai. Tada yra tokie, galų gale, tai yra vis tik tais mokslas ir mes turim gebėti rašyti mokslinį, kad ir nebūtinai mokslinį darbą, bet mokslinio darbo, tyriamąjį darbą, mokslinio darbo elementų turinti darbą. Tai tam yra tokie kursai, vienas iš kurių pats tai dėstai, kur apie tos pagrindus yra to patys turbūt ten bendravimo tarpusavy pagrindai kažkokie, tai manau gan platus spektras, ką mes ten turime. Padarėm tokį, praskridom su sraigtasparniu virš visos studijų programos. Kas tau pačiam kas buvo sunkiausia ir kas buvo fainiausia? Turbūt sunkiausia bendraja prasme tai buvo tas perėjimas iš mokyklos į universitetą. Ir tikrai sunkus pirmas semestras, o gal net ir pirmi metai. Aš buvau neblogas moksleivis ir turbūt įstojau tuo metu ten 10 ar 12, nebeatsimenu, iš tų 150.
Ir buvau įpratęs bent jau matematikos srity būti vienas iš pirmų savo mokyklai. Ir ten supratai, kad ta konkurencija yra didelė, supratai, kad ta matematika yra kitokia, supratai, kad ta informatika irgi yra ne tokia, kaip aš mokiausi. Ir tai buvo turbūt sunkiausia dalis, suprasti, kad turi mokytis pats, kad niekas nežiūrės, ar tu mokaisi. Ir kad taip, gale semestro bus egzaminas ir jo neišlaikymas yra gan realus, jeigu tu nedarai kažko sistemingai, nors tavęs niekas nevertė. Tai turbūt buvo sunkiausia tokia dalis, kuri iš esmės tai tokia asmeninė augimo perspektyva. Tai adaptacija. Adaptacija, taip. Iš dalykų, kuriuos aš mokiausi, man tikrai nebuvo lengva su ta pačia matematinė analizė. Aš mokėjau matematiką, bet man buvo gan sunkiai suprantama. Man gal tie visi mūsų IT dalykai sekėsi, programavimo dalykai sekėsi pakankamai nesudėtingai, nes aš turėjau neblogus pagrindus. Tai turbūt kai kuri matematika man buvo tiesiog sudėtingesnė, bet aš ją įveikiau tiesiog daugiau pasimokęs ir tiek. O tie dalykai, kurie buvo įdomiausi, tai turbūt nieko čia nenustebinsiu, nes ir buvo tie visi programų sistemų inžinierijos dalykai. Aš naudoju kaip bent plačią sąvoką, nes ten yra bent jau 3 skirtingi kursai skirti tam. Tai ten buvo įdomu, ten irgi nebuvo lengva, nes ten buvo labai sunku suprasti tą pasaulį, kuriam reikia tokių dalykų, kam to reikia. Bet tai buvo įdomu ir man iš tikrųjų buvo įdomu ir suprasti tą per kai kurios pasirenkamosius dalykus. Atsimenu tokią, kaip man atrodo, kodavimo teoriją, gal apie šifrus, algoritmus, tokie labiau IT žmonėm įdomus dalykai. Tai jaučiasi, kad kai pasakoji toks, žinai, būna žmonės generalistai ir būna žmonės, kur yra specialistai. Ir taip jaučiasi, kad IT yra tavo dalykas. Jo, IT yra mano dalykas ir aš tame ir paskui likau visom prasmėm, tiek darbinė prasme, tai kur dabar esu čionais, Danske banke, bet tai buvo ilgas kelias iki Danske banko, aišku, bet ir tuo pačiu, kad ir pratęsiau savo mokslus po bakalauro, magistrė tam pačiam programų sistemų, galų gale po kažkokios pertraukos ir pasibaigiau doktorantūrą informatikos. Tai negaliu neigti, kad mane tie dalykai, kurie liečia IT, domina. Praeikim per visą. Dabar minėjai 2.5 įstojai į universitetą, tai 2.9 baigėsi bakalauras, magistrą iškart ėmei? Ėmiau iškart magistrą ir 11 baigiau magistrą. Jo. Bet jau 2.9 pradedi dirbti ne tuos vienkartinius darbus. Ir dabar 24, Vaidas IT Tribe Leadas, SVP, Danske banke. Kas vyksta tame tarpe? Tai įdomus klausimas, nes turbūt reiktų pirmą pasakyti, niekada negalvojau, kad būsiu čia, kur esu dabar. Neturėjau tikslo būti čia, kur esu dabar. Man visada patiko IT ir tuo metu, kai aš pradėjau 2009 metais, buvo galimybė programuoti su mokėjimo verslu susijusią sistemą. Nedideliai įmonėje su labai nedaug žmonių, bet tuo pačiu gan sudėtingoj srity, kur yra griežtai reguliuojama, kuria nėra lengva patekti. Ir tai buvo įdomu ir tas uždavinys buvo ne tik suprogramuoti funkcinius dalykus, bet atsirado ir tam tikrų nefunkcinių dalykų, tai kaip našumas, ten saugumas ir panašiai. Ir tai buvo labai įdomu ir turbūt tai buvo viena geriausių mokyklų. Ir galų gale man atrodė, kad ten jau daug padaryta ir taip susiklostė mano karjera. Vėlgi, dėka pačio, kad aš atsidūriau tuo metu keistoj vietoj Danske banke, kuri buvo tam tikras startuolis Danske banko ir ten buvo kitokios pamokos. Ten buvo tokios pamokos, kur buvo daug laisvės, bet taip pačiu daug chaoso ir man tai buvo labai keista, nes aš kaip ir turėjau daug laisvės, bet nebuvo vietos chaosui pas mus, nes mes turėjom nedaug resursų. Mums reikėjo viską daryti labai efektyviai. Ir tos pamokos jau tada gal aš ir perėjau nuo to, kad nebūti tik programuotoju ir tik tokiu savo architektu, bet ir būti tuo, kuris truputį bando padėti žmonėm aplinkui, suprasti, kaip surasti trumpiausią kelią,
suprasti, kaip surasti atsakymą į problemą, kuri gal netokia triviali, ties atsakymas netoks trivialus. Ir galų gale, turbūt taip prasidėjo mano karjera to žmonių, darbo su žmonėm, arba to jau labiau vadovaujančio tipo darbo, kuris iš esmės dabar perėjo į vien tik tais vadovaujantį darbą, būnant to IT vadovų vieno iš skyrių Danske banke. Ir tiesiog vadovavimo komandom, kurios jau kuria tos skirtingus sprendimus. Ko palinkėti? Aš turbūt sakyčiau, kad visų pirma, tai šaunuoliai, kad renkate stoti į universitetą dėl to, kad tai yra mokykla gyvenimui, kaip mąstyti, kaip gebėti turėti dedukcinius įgūdžius, o ne tiesiog sekti kažkokį tais deterministinį ar ten protokolą, kaip daryti dalykus. Ir turbūt palinkėčiau niekada to dalyko neužmiršti. Kad didžiausias jūsų turtas, ką išsinešit, tai yra gebėjimas mąstyti. Ir visiškai nesvarbu, ar jūs galvojat stoti į programų sistemas, ar į kažkokią kitą specialybę, iš jos išeisit turėdami žinių ir gebėjimą mąstyti. Ir jeigu tą gebėjimą mąstyti taikysit ten, kur dirbat, ten, kur mokotės toliau, tai augsit kaip žmonės ir galėsit labai sėkmingai perduoti tas žinias kitiem. O turbūt man bent jau tai didžiausias džiaugsmas tame ir yra. Ir turbūt dėl to galų gale aš neprogramuoju, o turiu žmonės kartu su savim ir mes kartu kažką tais darom, kad gali tas žinias perteikti kitiems žmonėms ir matyti, kaip jie auga ir kaip tuo pačiu mes kuriam pridėtinę vertę tiek įmonėje, bet jo labiau visuomeniai, kurioje gyvenam. Svarbus momentas būna kartais, kai su moksleiviais kalbu klausinėjus, kiek jūs praleidžiat laiko pamokose, kiek darot namų darbus ir kartais mane išgąsdina tie maži skaičiai, kiek daro namų darbus. Ir ten, man tai neįtikėtinai maži, paskutinį kartą, kai kalbėjau, valanda, sakė, per savaitę. Ir mane kažkaip tas gąsdina, nes universitete kas vyksta? Universitete vyksta, tu kažkiek gauni paskaitose, bet tu ten kas antrą kartą nesuprasi iki galo. O kas antrą kartą galvosi, kad supratai, bet iš tikrųjų nesupratai. Taip. Tai kiek Vaidas praleidžia papildomai, kiek praleisdavo mokykloje, be tos formaliosios edukacijos, kiek universitete ir kiek dabar? Aš manau, kad mokyklai praleisdavau tiek, kiek tuo metu visi. Tai aišku, nebuvo valanda per savaitę, tai buvo 2-3 valandos per dieną, jeigu taip gerai atsimenu. Turėjome ten visokiausių tų egzotinių variantų, tas vadinamas antras pamainas, kai eidami į mokyklą po pietų, tai ten ruošdavom pamokas rytais, tai taip man atrodo, kad bent jau porą valandų tekdavo paskirti, gal būdavo laisvesnių dienų. Dabar universitete turbūt ta istorija truputį kitokia, nes yra tie praktiniai užsiėmimai, kurių metu tiek nemažai dalykų vyksta. Ir tada yra kažkokie atsiskaitimai, kuriam reikia pasiruošti. Tai nėra toks pastovus krūvis. Tu galbūt gali turėti santykinai lengvą savaitę, o kitą savaitę gali turėti tokią, kur eisi ir į paskaitas ir iki vėlyvo vakaro bent jau sėdėsi ir ruošiasi. Ir tai turbūt irgi yra panašiai kaip gyvenime, tikėtis, kad darbe visada bus vienodas ritmas ir vienodas tempas. Galbūt ir galima, bet man, pavyzdžiui, tai nuobodu ir man įdomu. Tai, kad kartais reikia daug įdėti darbo ruoštis tam, kad pasiekti tą rezultatą, o paskui galima kažkiek pasidžiaugti ir pailsėti. Tai turbūt, sakau, universitete tikrai būdavo savaičių, kai galėdavom po paskaitų eiti su draugais kažkur tais ir nesukti per daug galvos, o būdavo savaičių, kai sakydavai, šią savaitę mane skambinkit. O kaip dabar? Kiek dabar reikia mokytis papildomai? Turbūt tas mokymasis pastovus ir tos tos galimybės atsiranda vis kitokios visomis prasmėmis. Tiek tu įgauni daugiau patirties dirbdamas su žmonėm ir matydamas, kaip gali žmonėm padėti. Tiek keičiasi technologijos, gerai, aš nebeprogramuoju, bet reikia suvokti, ką reiškia tas dirbtinio intelekto atėjimas ir plačiaja prasme, ir siaurąja prasme čia taikymuose, ką reikia žiūrėti į tą debesų kompiuterijos prizmę ir panašius dalykus. Tai galbūt to mokymas nėra tokio išreikštinio, kad aš nueisiu, užsirašysiu į kursus ir kažką pasibaigsiu, bet tu stengiasi išnaudoti žmonės, kuriuos gerąja prasme išnaudoti, jų žinias, suprasti, ką jie žino, su jais padiskutuoti. Turbūt dėl ko aš gan ilgai, 10 daugiau metų dirbau universitete po to, kai pabaigiau, nes tai buvo būdas mokytis. Nes mokyti kitą reiškia pačiam būti su naujausiamis
technologijomis, su naujausiamis žiniomis. Kai įstojai į universitetą, turbūt buvo tokių dalykų, kur mokais, ar nueini paskaitas, nenueini, bet sukos galvoj mintis, kam čia mums šitą aiškina? Žinoma, Vytautai. Ir tų dalykų buvo, aš negalėčiau sakyti, kad labai daug, bet bent keli buvo. Kas įdomu, kad paskui, kai aš pradėjau dėstyti, studentai, kai kurie, su kuriais jau susibendraudavo, manęs klausdavo, o kodėl mes mokomės dar ir tą. Ir jau tada man buvo labai aišku, ką tie dalykai man davė. Aš bandydavau, aš nenoriu vardinti konkrečių dalykų, turbūt irgi kiekvienam žmogui jie ganėtinai unikalūs. Bet aš tuomet jam galėjau pasakyti, va tas dalykas man davė tą, aš tik tuo metu nesupratau. Tai turbūt viską reikia žiūrėti truputį iš laiko perspektyvos ir tai, kad jums besimokant programų sistemas, sakykime, reikia mokytis tokį bendrinį dalyką kaip ekonomika ir atrodo, kodėl man ten reikia suprasti, kas yra ten tas debitas ir kas ten tas kreditas. Na, kai pradedi dirbti Danske banke, supranti, kad visai neblogai žinoti, kas yra tie dalykai. Ir kad daug dalykų ekonominių aš būčiau norėjęs išmokti, kuriuos man teko išmokti čionais truputį sunkesniu keliu. Jau darbe. Man vienas iš tų dalykų buvo reikalavimų inžinerija. Tai iš esmės užfiksuoti, kažkaip struktūruotai užrašyti, ką programa turi atlikti ir kaip. Yra funkciniai reikalavimai, ten paspaudus tą iššoka tas ir nefunkciniai. Kaip greit iššoka, taip supaprastinti. Tai man tai kokius 5 metus užtruko turbūt atsivyti gylį. Ten kai kurios dalykus gana aiškiai supranti, nėra taip juoda balta. Bet yra krūva dalykų iš to kurso, kur ten po kokių 5 metų. Vakam ten mokino. Taip. Ir turbūt grįžtam prie to paties, kad universitetas moko mąstyti ir kai kurie dalykai yra tokie, kurių kol nepanaudoji, atrodo beprasmiai, o kur iš tos ten smegenų kertelės kažkas išlenda, kada nustembi pats. Tai turbūt reikėtų žiūrėti į viską su tokiom pakankamai atvirom ir optimistinėm akim, kad galbūt kažkada prireiks ir būti maloniai nustebinti. Tai jau skamba beveik kaip palinkėjimas, bet gal pabaigai ir tikrą palinkėjimą susakytum mūsų žiūrovam. Žinoma, tai linkiu, kad visiems jum moksleiviam, besirinkantiem, kur stoti, pagrindinis klausimas būtų ne tai, ar aš tenais išsilaikysiu, bet klausimas jum, kurį jūs atsakytumėt savo, būtų, ar aš galėsiu kiekvieną dieną eiti tiek į paskaitas, tiek paskui dirbti toj srity ir jausti malonumą. Tai linkiu nebijoti. Jeigu atrodo, kad nemokat idealiai programuoti šiandien, viską galima išmokti. Jeigu norit save matot labiau ne programuotojų, o kažkokio vadovo rolėje, gebėti programuoti ir būti vadovu yra tik geriau. Tai ieškokit dalykų, kurie jūs jaučiat, kad jums tiek džiaugsmo kasdien ir turbūt tada sėdint po 20 metų bus tik malonus prisiminimai, kad ir apie sunkų nueitą kelią, bet negailestis, kodėl aš tada nepasirinkau to sunkesnio kelio. Labai gražu. Tai su šiuo palinkėjimu ir pabaikim. Ačiū už pokalbį, Vaidai. Ačiū, Vytautai.